Dvi 80/20% taisyklių, kurios tau padės palaikyti gražią formą be kažkokių griežtų dietų ir apribojimų. Ir šiandien mes pakalbėsim, kokios tai taisyklės. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Kodėl kartais taip nutinka? Sportuoji kiekvieną dieną, o svoris nekrenta. O svarbiausia to priežastis, kad sportas nėra sprendimas. Nes jeigu nori numesti svorio, jeigu iš tikrųjų turi antsvorio, reiktų pasitikrinti savo kūno masės indeksą ir įsitikinti, ar tu iš tikrųjų turi antsvorio, ar ten yra tiesiog keli kilogramai, kurių nori atsikratyti, tada galbūt ir nebūtina taip vargti, kad jų atsikratyti. Bet čia kiekvienas sprendžia savo. Aš nemanau, kad reikia visiems būti kažkokio vienodo sudėjimo ir jeigu plius minus ten skiriasi jūsų kūnai 10 kg, tai yra gražu, skirtingos formos gali būti irgi gražios. Bet jeigu mes kalbam apie antsvorį ir jūs jaučiat, kad ir dėl sveikatos, ir dėl estetikos norėtumėt numesti ten, 10 kg ir jūs sportuojat kiekvieną dieną, o svoris nedingsta, tai visų pirma reikia sutvarkyti savo mitybą, savo gyvenimo stilių, gyvenimo būdą. Ir pirmoji taisyklė, kuri pasako 80/20, tik 20% įtakos tavo išvaizdai daro sportas. Likusius 80% daro būtent maistas. Jeigu tu maitiniesi gerai subalansuotai ir turi antsvorio, tavo kūnas po truputį pradės atsisveikinti su santaupom. Tuo tarpu sporto rezultatai nebus tokie matomi ir pastebimi. Taip, tavo kūnas galbūt taps stipresnis, tu būsi galbūt pats jausies geriau ir raumenys irgi naudoja kalorijas, kai tu sportuoji, ir kardio kažkiek naudoja kalorijų, jeigu tu darai kardio, ir visą tai suprantama, aš visą tai tikrai suprantu. Tiesiog taip, sportuodamas kiekvieną dieną, bet vis tiek persivalgydamas, rezultato tu nepasieksi. Tu būsi stipresnis, galbūt netgi jausies geriau, bet tavo kilogramai vis tiek stovės vietoje. Todėl reikia atsiminti, kad vis dėlto 80% įtakos tam, kaip tu atrodai, daro būtent tavo mityba. Aš turėjau savo gyvenime, pavyzdžiui, laikotarpį, kai visai nesportavau ir atrodžiau labai gerai, nes tiesiog maitinausi kaip visada. Ir lygiai taip pat buvo laikotarpis, kai daug sportavau ir tikrai jaučiausi geriau, jaučiausi stipresnė, bet iš mano kūno praktiškai neįmanoma pasakyti, kokiam tam laikotarpį aš sportavau ir kuriam ne. Ir jeigu jūsų gyvenimo stilius yra toks, kad jūs daug sėdit darbe, sėdit automobilyje, sėdit namuose ir pasportuojat kiekvieną dieną pusę valandos arba netgi valandą, tai, kaip ir sakau, bus galbūt kažkokie rezultatai, kurie bus praktiškai nepastebimi ir jūs galbūt, jausite stipresni, bet rezultato tokio akivaizdaus tas sportas jis neduos. Vis dėlto reikia būtent žiūrėti savo lėkštę ir suprasti, ką tu valgai, kur tu persivalgai, kur tu vartoji per daug kalorijų, kur galbūt per daug riebalų ir ką reiktų apriboti būtent iš maisto pusės, o ne kuo daugiau sporto. Jeigu tu sportuosi kiekvieną dieną, tas rezultatas nebus toks geras. Lygiai taip pat kaip ir jeigu šiuo metu pas jūs toks laikotarpis, kai jūs labai daug dirbat, pervargstat, arba šiuo metu neseniai tapot mama, sveikinu. Todėl jeigu šiuo metu jūsų gyvenimo ritmas ir taip yra aktyvus ir jūs daug dirbat ir pervargstat ir galbūt neišsimiegat, tai jeigu ir sportuojat, tai nesportuokit per daug intensyviai. Darykit daugiau veiklos fizikinės, kuri būtų kažkokia raminanti. Galbūt stenkitės mažiau save apkrauti kažkokiom intensyviom treniruotėm. Taip, sportas yra gerai, bet jeigu jūs jau esat pervargę, tai dar su intensyviom treniruotėm ant viršaus, jūs tiesiog jausitės dar labiau išsekę ir norėsit dar labiau valgyti ir turėsit dar daugiau visokių cravings, kai jūs tiesiog geisit kažkokio tai greito maisto, greitų angliavandenių ir saldumynų ir vien dėl to, kad jūs būsit tam užburtam rate, kai jūs pervargstat, neišsimiegat ir sportuojat ant viršaus dar intensyviai ir dėl to dar labiau norėsit persivalgyti ir irgi įmanoma tokia situacija, kad galų gale tiesiog nenumesit svorių, nes persivalgysit. Aš tikiuosi, mano mintis yra aiški. Taip, sportas yra gerai ir tai yra svarbi gyvenimo dalis, kad jaustis ir atrodyti gerai, bet mityba sudaro 80% to, kaip jūs atrodysit.
Ir antra taisyklė, tai yra būtent mitybos taisyklė, kai 80% laiko tu valgai viską, kas yra sveika ir subalansuota, ir 20% laiko be jokių sąžinės graužimų leidi sau valgyti desertus ir tai, ką tu mėgsti arba ko šiuo metu reikalauja tavo pervargęs kūnas. Kaip visada pakartosiu, kad aš esu prieš dietas, prieš griežtus apribojimus ir aš manau, kad maistas tai neturėtų būti kažkoks dalykas, kurį tu nuolat turi kontroliuoti, nuolat apriboti ir nuolat apie tai dar daugiau galvoti. Maistas yra kaip tavo kūras, kuriuo tu turi užsipilt, kad tu galėtum funkcionuoti ir jaustis gerai. Ir dėl to reikia pasistengti tiesiog, kad tavo aplinkoje galbūt būtų kuo mažiau pagundų, kad namie tiesiog būtų mažiau saldumynų, greitų užkandžių, visokių traškučių ir galima sau tai kartais leisti, žinoma, kad tu nesijaustum, kad visai niekada nieko, nes kai tu išgirsti niekada nieko, iš karto to norisi, todėl reikia tiesiog suprasti, kad kartais galima, bet ne visada. Ir pasistengti tiesiog, kad tavo namie būtų kuo daugiau normalaus maisto, kuris tau ir patinka ir kuris tau yra sveikesnis. Aš už tai, kad žmogus kaip tik papildytų savo racioną, pagalvok, kaip tu gali daugiau atnešti į savo mitybą skirtingų įvairių dalykų. Kaip galima į savo racioną įtraukti daugiau spalvų iš natūralių produktų. Aš visą laiką stengiuosi užkimšti šaldyklę šaldytom daržovėm, kad visą laiką jų turėčiau namie ir kai ant greito darau kažkokį ten mėsos troškinį su garnyru, tiesiog galima bet kada atidaryti pakavimą, įmesti tų daržovių ir taip, aišku, šviesios daržovės yra geriau, bet tai yra gerai užpildyti savo racioną bent jau tom šaldytom daržovėm. Tai yra tiesiog mano būdas pridėti į racioną daugiau visokių brokolių ir kitokių daržovių. Net nesusimąstant apie tai, net negalvojant apie tai pastoviai, gaunasi valgyti subalansuotai 80% laiko. Tačiau žinoma, racione yra ir tokių dalykų, kurie tiesiog neneša man jokios naudos kūnui. Aš tiesiog mėgstu valgyti kartais šokoladą arba traškučius ir tame nėra nieko blogo, jeigu tai nėra mano nuolatinis maistas. Todėl 80% laiko valgant sveikai ir subalansuotai, jeigu 20% maisto jūsų racione bus kažkokie nesveiki dalykai, tai tikrai nepadarys kažkokios didelės įtakos jūsų svoriui. Jūsų svoris tiesiog bus panašus, bet jeigu jūs turite didelį antsvorį, šis metodas jums tikrai padės numesti ir koreguoti savo svorį be kažkokių griežtų apribojimų, nes jūs vis tiek karts nuo karto leisit sau valgyti tuos skanumynus, kurių norit. Na ir kas pažiūrėjo iki galo, gaus trečią nemokamą patarimą. 20% visko, ką uždirbat, atidėkit. Tikrai nepasigailėsit. Nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama. Jums nesunku, man malonu, tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galit pažiūrėti šituos video. Visiems bye!